Čiuožinėjimas rogėmis. Vieną šaltą žiemos sekmadienio rytą su draugais išvažiavom prie Samylų piliakalnio su rogutėmis čiuožinėti. Iš draugų važiavo Aurėja, Arnas ir Ignas. Aš labai bijojau, nes maniau, kad čiuošim nuo viršaus. Bet gerai, kad čiuožėm nuo vidurio. Ir man labai patiko, išskyrus vieną dalyką – tempimas rogių į viršų, o mano svėrė apie minimum 5 kilogramus. Dėl to pasiėmiau lengvesnės rogės ir buvo daug smagiau. Ir tada, kai lenktyniauju, nenustumiu Igno su Aurėjos ir pats nenukrentu. Taip buvo pati geriausia diena iš visų. Šis kartu praleistas laikas brangesnis net už bet kokius pinigus.